Sveiki, aš Tadas Ratkevičius. OEV.lt video kanale apžvelgiu naujausius elektromobilių modelius bei pasakoju apie tai, ką kiti dažnai nutyli, bet jūs privalote žinoti. Matydamas, kad aktualių temų apie elektromobilumą yra labai daug ir jų nepavyksta išgvildenti trumpai ir aiškiai, nusprendžiau pradėti video tinklalaidę skirtą pokalbiams su pašnekovais, kurie vienaip ar kitaip susiję su elektromobiliais. Pirmasis šiek tiek prisvilęs mano blynas pašnekėsys su ekonomistu daktaru Žygimantu Mauricu. Prisipažinsiu, kad ne viskas klostėsi taip, kaip norėta ir planuota, bet nepaisant tam tikro broko, pokalbis gavosi pakankamai įdomus ir aktualus. Tad jei domitės elektromobiliais ir norite sužinoti, kuo Žygimantas Mauricas su jais susijęs, likite įsijungę. Linkiu gero žiūrėjimo arba klausimo. Kągi, sveiki visi. Šiandien pakalbėsim apie ne tik tai labai teorinius dalykus, kaip testuojant elektromobilius, apie konkretų modelį, o pakalbėsim truputėlį plačiau ir pasidalinsim savo asmeniniam patirtim. Aš kadangi pats pakankamai irgi dažnai kalbu viešai apie elektromobilius, tai nutariau pasikviesti gerą draugą, kolegą Žygimantą. Sveikas, Žygi. Sveikas. Ir Žygimantas ne tik tai turi irgi daug teorinių žinių, ne tik tai apie ekonomikos augimus, ne tik tai apie elektromobilius, bet taip pat ir praktinių žinių, nes pats jau kurį laiką vairuoja gryną elektromobilį ir tikrai, manau, turi tam tikrų įžvalgų, tiek gerų, tiek blogų patirčių, tai tikrai būtų labai įdomu, kad pasidalintum savo gal truputėlį istoriją, Žygimantai, kaip iš vis nuo ko prasidėjo tavo susidomėjimas elektromobiliais ir kaip prieėjai iki to konkretaus dabar, kurį dabar turi. Prasidėjo dar labai seniai, kai buvau dar vaikas, nes gyvenau Savanorių prospekte, šalia Savanorių prospekto Vilniuje. Ir kartais važiuodavau autobusu, kartais važiuodavau troleibusu. Ir troleibusai pastebėjau, kad labai greitai važiuoja to prospektu ir labai greitai įsibėgėja. Žymiai greičiau nei autobusai. Ir aš jau tada supratau, kad elektrinis variklis, jisai turi galios, turi tam tikrą pranašumą, nes kol ten tas pavaras dar perjunginė autobusas ir ten taip lėtai išjudėdavo tas, kaip, žinai, kaip vežlys. O troleibusas toks jį paspausdavo, dar būdavo tokie vairuotojai, žinai, tais laikais dabar jau galima važinėja. Poksas, žinai, su ūsais dėdė paspausdavo, kai nuvažiuoja, ten iškart 70 net lenkdavo automobilius. Tai jau tada pastebėjau, aišku, kadangi nebuvo technologijų, tai ūsais nepavažinėsi labai toli. Nelabai patogu, jie krisdavo ištisai, tai čia tas ant to. Tada tie autobusai lėti vėl apsilenkdavo, reiškia. Bet vėliau atsiradus technologijoms ir atsiradus elektrinėms jau pradėjau domėtis jais. Ir tą domėjimąsi labai paskatino ir tikrai labai puikus dalykas yra elektromobilių dalinimas. Nuomos šiaip paslauga, reikėtų sakyti, ten nėra tas dalinimas, jis labai tiesiog nuoma, kur tu gali. Technologijos įgalino technologijos nuomotis automobilį ten, kur tau reikia ir palikti ten, kur tu nori važiuoti. Tai iš tiesų per tai aš labai daug išbandžiau elektromobilių, nes mes šeimoje visą laiką turėjom vieną automobilį, mes gyvename miesto centre, mums pilnai užtenka, nors mes turime vaikų keletą, tai vis tiek pakanka ir net niekada ir nesame turėję dviejų automobilių. Ir kadangi kartais būna tas automobilis įdarbintas kažkur tai kitur, vaikam ten vežti ar ten kažkokiam būreliai, ten kažkas kažkur išvažiuoja, netgi būna kitas šeimos narys į kitą miestą, tai tada tiesiog pasimdavau automobilį, būtent iš automobilių
Dalinimosi, gerai galim sakyti tradiciškai, bet aš nevadinu, nes dalinimas tai su kitu žmogum. Bet tiek to. Ir iš tiesų išbandžiau tikrai platų ratą elektromobilių. Ir kai pirmą kartą sėdau... Bet specialiai ir bandai skirtingus, ar ne? Taip, aš specialiai bandau. Tai tas yra malonumo dalis. Vienas dalykas tai yra, kaip žmogui reikia įvairovės gyvenime. Nėra įdomu. Jisai nori ir stabilumo tam tikrą, bet jisai nori ir įvairovės tam tikrą prasme. Vis tiek į parduotuvę atėjęs, jeigu mėgsti kažkokį vieną jogurtą, vis tiek kažkada vieną kitą kartą pabandysi pasimti ir kitą. Tiesiog. Ir aš mačiau tai kaip puikia galimybė. Aš praktiškai, ko gero, tikrai nesimluosiu, išbandžiau visus, kurie buvo tuo metu ir dar šiuo metu aš naudojuosi. Nes irgi mes turim tik vieną automobilį, tai kai savo nėra galimybės naudoti, tada naudojuosi vėlgi automobilių dalinimuose paslaugomis ir gaimu ir parą, ir 2 parom, nes kainos yra labai patrauklios. Ir iš tiesų išbandžiau pilną gamą. Ir vėlgi tas įspūdis iš troleibuso, jisai pirmas man, kas asmeniškai patiko, aš šiek tiek greičio mėgėjas, ne gatvėmis nelakstau, senamiesčiais iš vis važiuoju, kaip gyvenamoje zonoje, 20-30, netgi pykstant manęs, aš taip gerbiu žmonės, aš žiūriu, empatiškai žiūriu, jeigu žmonės sėdi prie staliuko, geria kavą, ten kažką tai, tai aš jau apskritai senamiestį, aš jau ir seniau nevažiuodavau, jeigu su dizelinis koks jau nemandagu, manau, šiek tiek, taip toks ir ypatingai greitai. Kur ten būna, važiuoja, pagazuoja, ten visą tai dūmai tiem žmonėm, toks jau nelabai. Bet tiesiog žmonės nepagalvoja kai kurie. Yra žmonės, kurie tiesiog, aš jų net nelabai ir pykstu, jie tiesiog susikoncentravę, būna lenktyniavimų kažkokių ten. Kitokios problemos, kitam burbulė gyvena. Savo pasirodyti nori, kaip jų automobilį nusipirko puikų, jisai nebūna puikus dažniausiai tam kontekste senamiesčio, bet jis taip įsivaizduoja, žinai, kiekvienas savo gradaciją. Kaip sakant, paspaudęs akceleratorių ar pabirbinės, dėmesį labiau atkreips, nes niekas nepažiūrėtų. Taip, o po to, kai su elektromobiliu lygiai sustoja, tai elektromobilis nuvažiuoja ir aplinkia tą. Dėl carsharingo dar irgi noriu pasidalinti irgi iš savo patirtį, nes lygiai taip pat mes irgi vieną automobilį turim, nors mes ne centre gyvenam, o šis užmiesti ir irgi 2 vaikus vežiuojam kiekvieną dieną į mokyklą, bet aš galbūt ir iš tos pusės pasiskaičiavau, kad tikrai apsimoka nuomotis, trumpalaikės tos nuomos, carsharingu naudotis, jeigu tau reikia ten tik tai kelis kartus per mėnesį ar ten, kartą per savaitę. Nes turėti antrą automobilį, tu kad ir nenaują pirksi, kad ir jisai bus ten neprabangiausias ir taip toliau, vis tiek su visam išlaidom, su visko, gausis kaip minimum kokie 500 eurų per mėnesį. Tai aš paskaičiavau, kad už tos 500 aš galiu vos nežinau 20 dienų per mėnesį visą dieną turėti būtent tą laikiną automobilį. Tai ne vien tik tai iš tos ekologinės pusės, kad čia būtinai reikia, kaip sakant, tausoti gamtą ir visą kitą, bet apsimoka ir finansiškai, nes antras automobilis jisai brangus ir iš esmės, jeigu tu gali išsiversti ir yra galimybė kažkur galbūt irgi ir priparkuoti vos ne kieme, kaip jeigu centre gyveni, tai labai patogu, vos nepameti ten, žinai, prie laiptinės ir eini. Bet jo, carsharingas tikrai vienas iš tų aspektų. Ir džiugu, kad Lietuvoje, man atrodo, mes lyderiavom netgi pagal elektromobilių carsharingo skaičių. Taip, nes Lietuvos miestai yra palankus carsharingui, todėl kad automobilių dalinimosi paslaugoms, nes jie nėra perdėm dideli, važiuoju, Londone yra iššūkis su parkavimo vietomis, Paryžiuje, tarkime, Lietuvoje yra žymiai paprasčiau ir tikrai mes bendrai, kaip valstybė, esame tikrai technologiškai pažangus, vieni pirmųjų tą pradėjome, žmonės irgi noriai naudojasi tomis paslaugomis ir aš pilnai sutinku, finansiškai tikrai daugeliu atveju, sakyčiau, netgi drįšiu teigti, jeigu gyvename mieste, aišku, jau jeigu gyvename užmiestyje labai toli arba kažkur tai rajonuose, ten nėra galimybė, aišku. Nėra tokios paslaugos. Įmanoma, bet sudėtinga. Jau labai sudėtinga, jo. Nes aš paskutinius kilometrus irgi dar su viešuoju autobusu turiu nuvažiuoti. Priparkuoju, kur leidžia ir paskui dar jau ieškau autobusą. Tai yra tam tikrų, kaip sako, niuansų, bet įmanoma. Jo, bet tarkim, aš netgi užakcentuočiau tą naudojimąsi ne super trumpam laikotarpiui, bet tarkim, aš labai dažnai imu parai 2 parom. Ten jeigu su gera kainodara būna, kad 20-30 eurų parai tik tais kainuoja. Tai iš esmės tu gali
tikrai, vat, kaip sakai, jeigu 500 eurų automobilis, tai kiek tu turi naudoti, nu, tikrai kiekvieną dieną, jeigu nenaudoji, aš tarkime vasaromis būdavo, kad pasimdavau netgi kiekvieną savaitę, buvo tokių mėnesių tiesiog, nes nu, sutapdavo ten, reikia darbui ir dar pasiėmi laisvą dieną, tai tiesiog vat, arba darbo dieną kažkur nuvažiuoji tenais būti ir panašiai. Tai va čia buvo mano pirma patirtis ir ta patirtis, jinai, kaip minėjau, kaip sakyti, priminė man tą patį troleibusą, nes vienas iš pagrindinių privalumų, va iš karto elektromobilio, aš galiu pasakyti, tai yra visgi jo dinamika. Tai yra... Tai kas tavo aktualiausia, ne? Man jau asmeniškai, aš pagal asmenį sakau, ir tai turbūt vienas iš pagrindinių priežasčių buvo, kodėl aš pats įsigiau taip pat elektromobilius šeima. Nes tiesiog maloniai važiuoja, paspaudi, važiuoja. Nėra pavarų, nėra kažkokių perteklinių sistemų, nes mes dar svarstėme atsinaujinti automobilį prieš keletą metų ir dar nebuvo labai tokių, sakykime, mus tenkinančių elektromobilių. Modelių. Bet mes vis tiek atsisakėme ir laikėme tą seną automobilį iki tol, kol, nes tiesiog jau tų sistemų prideda ten visokių užgestas sankryžoje, ten kol tu, man tas tai jau buvo asmeniškai vienas blogiausių. Aš vis jungdavau tą mygtuką ir būdavau užprogramuotas, kai iš naujo automobilį užvedi, vėl iš naujo kitą mygtuką paspausti. Nu, toks šiaip net nepagarba ir šiaip labai toks lėtas ir tas toks garsas kažkoks, ypač senamis. Matot, aš mieste gyvenu, tai ten, nu, kai tu žalia šviesa užsidega, užsikir, tik tada važiuoji, kažkaip ne. Ir kitas dalykas, pavarų skaičius išaugo, tai automobilis sulėtėjo, dinamika ir man patinka jausti automobilį kaip savo, kaip sakykime, man nepatinka būti keleiviu automobilį, man patinka jį vairuoti, realiai, jausti jį, jausti. Ir va, elektromobilis, jisai turi žymiai tą desnį jausmą, praktiškai beveik, sakyčiau, didesnė dauguma, ar netgi didžioji dauguma, tuos, kurie buvo, kurios galima šiuo metu buvo ir galima šiuo metu, tarkime, panaudoti pagal automobilių dalinimosi tas sakykime, platformas. Tai va šitas man dalykas labiausiai patiko ir aišku, vienintelis, turbūt gal ne vienintelis, o didžiausias iššūkis, tai yra nuvažiuojamas atstumas. Čia irgi man... Viena įkrova. Tai viena įkrova, jo, nes žmonės, jie mėgsta naujoves, bet mėgsta ir tam tikrą ramybės dalelį, ypatingai, kai ir taip tų visokių neprieštumų yra Lietuvoje. Ir čia pastarėjai 5 metai išvystant viskas, ko tik sako, tik atėjai, bet dabar trūksta, kad ateina. Tai elektromobilio, jeigu sustoji vidury kelio. Praeitą savaitę ir kur visi matė tos kažkokius ratus danguje, tai čia vis praneša, pabiškai dozuoja, jau žinai, kad nes čia būdavo, ta šalto karo metu, kad nukreip dėmesį nuo atominės grėsmės, truputį ten atėjo ir pamėsdavo. Tai va, tai buvo vienas ir dėl to mes laukiame, bet mes išlaukėme automobilio, kuris jau tenkintų mūsų, sakykime, tą įsivaizduojamą atstumą. Jisai yra minimalus galimas mūsų atžvilgiu, nes idealiosniu atveju būtų, kad tas atstumas nuvažiuojamas būtų apie 1000 km. Mano tai tokiam, mano vidinis. Jo, tada visai negalvotum, bet mūsų yra apie 400-500. Tai irgi toks, sakykime, pakankamai ramiai gali važiuoti į bet kurią vietą Lietuvos. Jo, vasara labiau 500, skiriasi be abejo, žiema vasara, tai mes netais neįsigijom rudens pabaigoje, tai truputį buvom sunerimę, nes elektromobilių dar yra specifika, kad skiriasi labai smarkiai. Nu, ką tu akcentuoji savo podcastuose, kad tikrai skiriasi nuvažiuojamas atstumas žiemą ir vasarą, ypatingai jeigu paspaudžia šaltukas, -10, tarkim, tai praktiškai labai jau ten tas kartais vartojimas gali būti toksai wow, išaugęs. Ir aišku, kitas dalykas yra, galbūt netgi dar svarbesnis, yra infrastruktūra įkrovimo. Nu, čia toks susiję dalykai, ne visai, nes tas atstumas jisai realiai nėra tiek svarbus, žmogus psichologiškai svarbus. 1000 km turėti, bet šiaip realiai nereikia. Manau, kad taip aš taip galvočiau, kad visai tada man neberūpėtų, bet jeigu 500 dabar yra, tai man iš esmės irgi nerūpė, aš truputį įpratome,
ir tai jau pakanka. Aš manau, 500 jeigu būtų, tai jau pilnai tada būtų toks masinis bėgimas elektromobilius, bet taip pat dar būtina sąlyga ramybei, tai savo krovimo stotelės turėjimas. Savo. Čia yra ir tyrimai, mačiau, skaičiau, apie 80, kai kuriuos 90% krovimo vyksta savo erdvėje, namuose. Jeigu neturi savo, tai du dalykai. Pirmas, nepatogumą laiko sugaišti, kiekvieną kartą ieškoti, žiūrėti, koks kaimynas, žiūrėk, važiuoja. Pirmas ir ką, ta sistema. Antras dalykas, nėra jų dar tiek daug, infrastruktūra nėra išvystyta. Čia kaip tik ir teko kalbėti su energetiniam kompanijom, apskritai kompanijom užsiimančiam, tai labai dar stabdo biurokratiniai procesai, stabdo pajėgumų, nėra taip lengva įvesti jo tose vietose, kur norėtų, kur būtų patogiausia gyventojams, dažnai atveju nėra pajėgumo, pajėgumai yra ten, kur nėra patogų. Tai čia yra dar kitas dalykas, bet ir trečias dalykas, kuris galbūt netgi yra dar svarbesnis ir per mažai akcentuojamas, tai yra kaina. Nes krovimo stotelių įrengimas viešųjų yra brangus. Ir jisai jau užpildymas būna labai menkas. Ten keletą procentų, turbūt ne 10%, gal net neskai kai kurių. Gal priklausomai jo, jeigu ten, bet nes būna, ta prasme, tikrai būna tokių, kur matau, kad ten labai dažnai naktį ten retai kas krauna, nes vėlgi yra super greiti krovikliai, lėti, tai super greiti ten naktį tušti būna, tie lėti naktį būna pilni, bet dieną būna tuščia, kad nieks beveik nekrauna, bent Palangoje būna, kad prieš išvažiavimą visi subėga. Bet esminis dalykas yra kaina, nes jeigu yra super greitas krovimas ir be nuolaidų, tai tos kainos būna, taip grubiai, kokį 50 euro centų. Sakinu, 40, bet jau taip jau vidurkis, manau. Vidurkis, ne? Plus minus, jo, gal būna ir... Yra ir tie, sakykime, Ionity krovikliai, kur Lietuvoje yra tik tai 3, jie super greiti, bet labai gerose vietose, aš manau, logistiškai. Ten yra 79 centų už kilovatvalandę. Tai jau 100 km nuvažiuot, grubiai apie 16 eurų ir visi tada pirštų rodo, žiūrėkit, kaip čia pigu, sako pigu, nieko nepigu, bet iš kitos pusės vėlgi tas kaštai, taip, sutinku su tavim, kad jeigu tu visą laiką krausi viešam kroviklį, jeigu tu neturėsi galimybės namuose už pigiai pasikrauti, tai tada tai kainuos ženkliai daugiau ir tai bus papildomas ir nepatogumas ir kaštai, nes greiti krovikliai, netgi ir lėtėjai tie krovikliai vis tiek jie nuo 30 kažkur tai centų eina, tai tada 6 eurai 100 km ir iki tų 80 priklauso nuo to. Taip, maždaug iš 3 reikia dauginti, turbūt, ne, taip grubiai tą kilovatvalandės kainą, tarkim, jeigu 80 centų, tai tada 2 eurų. Nes kaip anksčiau buvo labai paprasta skaičiuoti, kad degalų suryja apie 10 litrų 100 km, dabar aišku mažiau, tai elektromobiliai vidutiniškai 20 kWh. Tai jeigu yra 6 centai, tai tada gaunasi, kad jeigu 60 centų, tai tada 12 eurų, jeigu 50 centų, tai 10 eurų gaunasi. Taip skaičiuoju, jo, bet jeigu ten, kad palygint, gal paprašiau žmonėms, kad kiek už litrą moka kainą, tai tiesiog aš daug 3 maždaug dauginu pats. Tarkim, jeigu 80 centų, tai aš kiek 2,40 € litras būtų benzino ar dizelino maždaug, tai čia brangiau negu degalai. Jeigu ten vidurkis 40 centų, nes ar nuolaidos būna visokios pataikomos, berods mes už 40-50 maždaug tai vidurkis krauname su greituose, jeigu aš tai teisingai kiek aš ten atkreipiu dėmesį. Lėtai labai darau, tai aš dėl to sakau, kadangi turiu savo, taip pat yra darbovietėse, būna, pats naudoja, tai čia jo, tai arba namuose darbovietė, geriausiai ir namuose ir darbovietė, tada tai praktiškai tampa čia, dar pakalbėsiu apie tai kainodarą, bet jeigu jau greitieji, tai taip, tarkim, jeigu paimti 40 centų, tada 1,20 €, pigiau, 1,50 €, bet tai iš esmės gali sakyti, nėra didelio skirtumo. Tai va čia yra tas dalykas, o jeigu turi savo, tai yra milžiniškas skirtumas. Aš asmeniškai turiu pasidaręs jau labai seniai stotelę, aš stotelę pasidariau prieš 5 metus. Prieš 6 gal, nes aš galvojau, kad nebeliks, vietų ir aš buvau pirmas visam požeminiam parkingui, pirmas visam name, pasistačiau net namų kompleksas, pirmas turbūt namų kompleksas, net turbūt
Tikrai, nes aš buvau pirmas, Taip, galiu užsirezervuoti pasidžiaugti. vietą. Taip, ir elektromobilio nebuvo dar turbūt 4 metus kokius, tai aš turėjau stotelę, bet neturėjau elektromobilio. Tai stotelė, aš turiu planą, biržos be abejo, jokių būdų nereikia fiksuoto tarifo turėti, jeigu turi elektromobilį, nuo mano manimo. Tiesiog pasižiūri, net nereikia ten, ar yra appsai, bet net ir be appsų, tiesiog tu žinai, kad savaitgalio, ypatingai vakare, šeštadienį, vakare, sekmadienį dar pigesnė, kaina yra grubiai link nulio krenta. Kartais net į minusą. Kartais net į minusą, jo. Tai ten eso tos dedamusios prisideda, tai realiai kainuoja pasikrauti pilną, aiškiai, automobilį. Grubiai gali iš Vilniaus į Pajūrį nuvažiuoti už kažkur 9 eurus, aš nes apskaičiavau. Nu 10, esu faina, grubiai. Tai 100 km 3 eurai. Grubiai. Jo, tai čia yra labai pigu. Ta prasme, čia yra wow. Ir čia reikia paminėti, kad čia kraunant pagal tą tarifą, kokį tau duoda, reiškia, biržinį tarifą, tarkim. Taip. Visai kita, vėlgi, matematika, jeigu tu turi savo saulės elektrinę. Tai mano atveju irgi mes neturim galimybės ant namo stogo užsidėti, nes labai nepalankus, bet mes nutolusi. Irgi dėl daug priežasčių tai yra netgi naudingiau, todėl kad mes išsirinkom irgi prieš Šiaulių, kad daugiau saulės, pasižiūrėjau, kur daugiau saulės Lietuvoje yra, tai Šiauliuose ten liktais daugiau. Saulės miestas, žiūrėk. Taip, saulės miestas. Plius tu nesi prisirišęs, jeigu tu parduosi tą namą, išsikelsi kažkur kitur, tu gali persikelti, ar ne? Tai nereikia paskui save tampytis. Tai aš pasiskaičiavau, mes aišku pirkom pačią piko, kai jau ten buvo brangiausia ir visa kita, bet nepaisant to pasiskaičiavau, kokia savikaina kilovatvalandės per visą tą laikotarpį naudojimo, tai man gaunasi apie 11-12 centų. Kilovatvalandė, tai gaunasi, kad 100 km su savo elektromobiliu aš nuvažiuoju už 2 eurus. Tai čia yra visiškai fantastiškas dalykas, nes į tą patį Pajūrą man 6 eurai kainuoja nuvažiuoti. Tai čia viešas transportas lieka kažkur. Tai tame reikalas. Prabangos prekiai. Bet tas labai gerai, kad irgi paminėjai, kad daug kas sako, tai čia didelė investicija į saulės elektrinę reikia. Taip, bet jinai atsipirka, bet jeigu to nenori, netgi su tais tarifais, kurie dabar visiems prieinami, irgi galima tikrai pakankamai pigiai pasikrauti. Plus, beveik visi operatoriai, o gal ir visi operatoriai, tiksliai nežinau, turi programėlės, kurios susisieja su tavo elektromobiliu ir jos tau padeda išgaudyti netgi preciziškai tas valandas, kurios pigiausios. Taip, be abejo. Taip, tu įjungi ir tada jisai žiūri, aha, tą valandą ten 15 centų nekrausi, tada pakrausi, kai bus 2 centai, paskui vėl nekrausi ir tu nustatai, kad tau ryte būtų pilnai pakrautas, aš tą, pavyzdžiui, šią naktį dariau ir viskas, atsikeliu ir žiūriu, būtent kaip gražiai ir pigiai pakruomi. Taip, tai tokiu atveju sąnaudos apskritai ir visos kitos dar sąnaudos elektromobilio yra žymiai mažesnės. Kapotas net neatsidaro. Jo, pas tave tiksliai neatsidaro. Nėra, nelys, reiškia, nereikia, žinai, tai tiesiog yra ta eksploatacija, jinai yra labai maloni to, kad yra dinamika, tai tas automobilis yra žymiai greitesnis, tai tas yra malonu, jo yra mažiau visokių ten tepalų ir visokių ten kitų dalykų ir taip pat yra ženkliai pigiau. Tai va, jeigu, tarkime, ypatingai tie asmenys šeimos, tarkim, kurios vis dar turi 2 automobilius, tai manau, kad beveik privaloma turėti 1 elektromobilį iš jų. Tai nes vis tiek tu 2 turėti su vidaus degimo varikliu, tai jau nei šis nei tas. Ypač po miestą važiuojant, nes tu gali pasikrauti, pavyzdžiui, jeigu mes nevažiuojam kažkur užmesti, tai mums pilnai, mes gauname iki 80%, tu dar baterija, nes tiesiog čia rekomenduojama 80-90, kad reiškia, kad nespilnai ten greičiau dėvisi, tai mes iki 80% pakrovę savaitę pilnai mums užtenka Vilniaus mieste, visiškai nereikia krauti ir mes gaunam tik savaitgaliais, bet už tuos ten, jeigu mes ten 10 grubiai, ten daugiausia, čia 10 eurų, visai savaitė, tai kokia čia suma, tai čia jokios sumos. O antras automobilis, tai tuo atveju, ir tada gali turėti ir mažesnio žymiai, tau nereikia tokio pravažiavimo atstumo, gali būti ir 200-300 km. Jo, arba kažkur į Kauną gali nuvažiuoti, į Trakus.
Jo. kaip mes šiandien esame atvažiavę. Aš netgi juokaudamas, jau nežinau, keli metai diskutuodamas visur ir duodamas komentarus, juokaudamas sakau, kad teoriškai galėtų netgi mėgsta labai mūsų, kaip sakant, valdžia uždrausti kažką, neleisti, tai turėtų įstatymų priimti, kad antrą šeimos automobilį, jeigu tu perki, tai tau tik tai elektrinį lieptų, nes iš tikrųjų 99% tikrai pasiteisintų. Nes vat, irgi grįžtant dar prie to išlaidų temos, tai aš paskaičiavau, vat, būtent, kad jeigu tu žiūri ne tik tai į įsigijimo kainą elektromobilio, o į visą tą vadinamą total cost of ownership, tai yra kiek tu išleisi per visą tą laikotarpį, kol tu naudoji, tai bet kuris Lietuvoje parduodamas naujas elektromobilis yra pigesnis. Bet kuris, nesvarbu, kurį imsi. Nepaisant to, kad kai kuri pasižiūri, kainodara jų ten vos ne 50% brangesnis yra elektromobilis. Bet kai tu žinai, kad tavo aptarnavimai bus, kaip mano atveju, kas 2 metai, nepriklausomai nuo ridos, kas 2 metai, nepriklausomai nuo ridos. Ir aš žinau, kad po 2 metų man reiks daryti aptarnavimą nuo automobilio, aš sumokėsiu 300 eurų, nes iš karto aš jau turiu kainininką, aišku, jeigu nepakeis. Dar po 2 metų vėlgi 300 eurų. Tai aš lyginau daug gamintojų, nes vėlgi informaciją gaunu iš dilerių, nuo 3 iki 5 kartų skirtumas mažesnis elektromobilio aptarnavimo, nes ten yra bent 100 kartų mažiau judančių detalių, natūralu, tada žymiai mažiau kam gesti ir aptarnauti. Taip kad elektromobilis iš tikrųjų yra pigesnis, jeigu tu skaičiuoji ir ne vien tik tai žiūri į tą įsigijimo kainą. Tokie egzotikai jau taps, kartingais dar važiuoja, dar benzinis. Gerai, gal kartingais irgi, tokios. Bet ar reikia benzininio kartingo, nes juk ir elektrinio? Gal smagiau, žinai, ūžia, burzgais, toks elektrinis irgi, aš važiavęs visaip. Aš sakau, aš nesu labai, kaip sakyt, fanatiškai nusiteikęs. Ten irgi ekologiniai klausimai, čia gal net ir nebūtinai dabar lysia, kitą kartą galėsim pakalbėti. Ekologiški, neekologiški, nes visi sako, kad neekologiški, bet žiūrint, kur elektra gamini ir kaip gaminamas procesas, bet Lietuvoje, pasakysiu, taip užbėgus, tikrai labai ekologiška, nes mes patys jau dabar pastaruosius porą mėnesių, čia yra rekordas Lietuvos, beveik 50% pasiginom savo suvartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių. Taip, ir likusią dalį mes importuojame pagrindę iš Skandinavijos šalių, kur ten 100% beveik atsinaujinti. Tai iš esmės mes jau ten miksas dabar negaliu pasakyti, bet turbūt ar tie 80 ar kiek 70% turbūt bus atsinaujinti vidutiniškai. Tai iš tikrųjų mes jau tikrai lietuviai galėtume ir ten kiek persperinvestavę, lietuviai arba visi, arba ne vienas. Tai vad kaip ir pats turi nuotolinę, aš taip pavėlau, turiu pasakyti, nes puikus tu daugiau ten iškai. Tai po to buvo labai pabrangę ir eilė buvo, aš jau kelis kartus norėjau pirkti nuotolinę. Bet jau tada buvo, kad reikėjo laukti vos ne metus laiko. Dabar vėl viskas. Dabar jau pagerėjo jo, bet aš tada galvojau, kad tiesiog tą biržos planą pasidariau, žinai, pažiūrėjau dinamiką ir galvojau, naktim pigu, tai pasikrausiu taip. Tai va, tai nebūtinai irgi gerai turėti, bet ir nebūtinai turėti, kaip sakai, tiesiog, bet tada biržos planą geriau turėti. Jo, tai aš lygiai taip pat irgi pasirinkęs ir tada ten gaudam. Dar irgi, kol eisim prie kitos temos, atliepti irgi tai, ką paminėjai, kad irgi dažnas sakydamas, dėl ko neperka elektromobilio, sako, per mažai nuvažiuoja. Žinai. Ir tipo, jeigu aš negaliu nuvažiuoti nuo Vilniaus iki Palangos ar ten Nidos be sustojimo, tai man čia nieko įdomaus nėra. Bet daug kas irgi nustemba, kaip pasakau, kad elektromobilių įsikrovimo galimybės irgi šiais laikais yra labai patobulėjusios. Ir sustojus tam pačiam kryžkalniu, už kryžkalnio, kur yra tas Ionity krovikliai, 100 km pasikrauti elektromobiliui, 100 km pasikrauti vidutiniškai užtrunka apie 10 minučių. Yra tokių, kurie jau dabar gali ir per 500 km vidutiniškai pasikrauti, bet tai ką tai reiškia? Tu sustoji, įjungi, nueini nusipirki kavos, nueini į tualetą, truputėlį pavaikštai, kažką pažiūri, praėjo 15-20 minučių, tu jau turi arba 300-400 km pakrauti. Eiliai pastovi. Taip, prie tualeto. Nes ten neįs. Jo, bet čia toks galvoj visą laiką yra, kad aš čia būtinai turiu nuvažiuoti nesustojęs. Nu, palauk, ar taip, dažnas stoja. Tai būna atveju, kai
ten visi, kaip sakant, mėgsta įsėsti Vilniuje ir išlipti jau pajūry, bet tai nėra problema, tai su tuo irgi mes šeima susitaikė, netgi dabar klausė, nu tai ar stosim tų spurgų ar ten kavos išgerti, nes jau atsirado tam tikros tradicijos. Taip, tiesos tikrai yra, ta infrastruktūra greito krovimo, jinai labai patogi, tai kaip minėjau, tas didžiausias turbūt iššūkis daugeliui, tai yra kaina, tada kaina jau jinai tampa visos kelionės artima, tarkim, benzininių, nes jeigu tu ten daug įsipūti, aiškiai, už 80 centų, nu, man atrodo, pigiau, ten gaunas gal kažkokias ten naudos būna. Kaip tu dažnai važiuoji? Taip, bet tu nevažiuoji Palangą dažnai. Jeigu tu važinėjai dažnai, tai tada variantas turbūt yra geras turėti hibridinį automobilį arba netgi gal benzininį, tiek to. Bet tų žmonių tikrai jų nėra tiek daug. Ta prasme, ir ypatingai, kaip minėjau, antri automobiliai, čia galbūt dar dalis tų laukiančiųjų, svarstančiųjų, bet jeigu jau gali nuvažiuoti, tarkime, didesnį, pavyzdžiui, mano pavyzdys, ne, dėl ko mes galvojame, kad bus to jausmo nemalonaus daugiau negu kad jo yra, va čia tai tas esu. Praktiškai mes dabar jo visai nebeturime, nes kai tu nežinai, žinot, naujas daiktas, kaip bus, o jeigu bus užimtos, kokios užimtos būna maksimum 6-3 gal vieną kartą užimtos, dėl to, kad ten tu krauni 15-20 minučių, nes tau pakrauna per 20 minučių jau 200 km ir tu ką, tu važiuoji toliau, nu tu nesėsi tenais, tai niekada nei jokių eilių nesustovėjęs, nieko ir va, tiesiog tas laikas, jisai praktiškai laukęs papildomai, kad pakrautų automobilį, aš gal buvau iš viso kokį pusvalandį kartu sudėjęs per visus metus pastaros. Bet tu nelauki, tu tiesiog nueini kažkur, kaip minėti, pasidai kažką, tai iš tikrųjų, aišku, tas vis tiek minimalus turi būti, aš manau, kad jau čia mano nuomonė, vis tiek minimalus jis turėtų būti kokie 300, turėtų būti. Gal netgi jau labiau link 400, nes jau užmešiu turiu menį, nes vis tiek, nu, tu net ir kryžkelnio važiuodamas, tu turi buferį, tai tu, jeigu ten būna tie mikroautomobiliukai, tai jie yra miestų, yra skaityti, tai čia irgi nereikia, kaip sakyti, makronų kabinti, tai jau vis tiek, bet jeigu tu turi bent 300, tai taip realų, tai reiškia, turi rašyti 4. Turi būti. Tai va, tas ateina šiek tiek ir galbūt tai žmonės stabdo, bet aš pilnai suprantu ir aš tikrai pats, kaip minėjau, mums tai buvo labiau toks minimalus, kad 4-500, 300 gal taip pat dalinai galima būtų jau taip psichologiškai. Ir ypatingai, nu, priklauso, aišku, nuo gyventojo gyvenimo būdo ir kiek jisai ten iš tikrųjų važiuoja. Ir panašiai. Tai jeigu jisai ten važiuoja kelis kartus į metus, tai tikrai neverta jausti šito, žinokit, ten yra taip paprasta viskas, kad ten tiesiog. Ir vėliau, kai vieną kartą tą atlieki krovimą, antrą kartą tiesiog įkiši ir automatiškai atpažįsti automobilį. Tai priklauso nuo automobilio. Priklauso nuo automobilio. Ten gali tą funkciją, kad jie tik tai prijungus, jis iš karto net nereikia traukti jokios. Nes irgi vienas iš momentų, kol kas dar yra, na, sakykime, nepatogumas, kad kiekvienas skirtingas operatorius elektromobilių krovimo turi savo kažkokią programėlę, kur tu turi parsisiųsti, turi prisijungti, susinstaliuoti ir tai užtrunka laiko, ypač pirmą kartą. Ir jeigu važiuoji į užsienį kažkur kelionėse, tai iš vis sudėtinga, bet irgi čia yra gerų žinių, nes jau Europos Sąjungoje yra priimtas reglamentas, kad, man atrodo, nuo šitų metų visi nauji greitieji krovikliai turi turėti kortelių skaitytuvą ir tada nebereikės jokių programėlių, piptelsi, kas ir, man atrodo, logiška turėjo būti nuo pat pradžios. Taip, aš tai žinau, kad aš kai poras, manęs taip tiesiog, tai man tikrai asmeniškai toks kaip pasityčiamas iš žmonių. Atrodo, kad jiems sumokėjo naftas. Kuo sudėtingiau būtų. Ne, bet čia tikrai, tai tu degalinėse savitarnos, tai jau 100 metų, tiesiog paėmė įkiši kortelę, net iš vis dabar be kontakčiai yra, kai tu tiesiog ateini ir sumoki ir išvažiuoji. O tie visokie sistemų pasisiuntimai, nu, man tai labai toks buvo, sakykime, nemaloni, sakykime, šitą staigmena. Ir dar nemokamų yra, bet nemokamai, aišku, ten jau būna jau praktiškai nebėra, aš manau, nes kaip tik irgi dabar perėmė ir tuos visus, kur autostradai, bet aš visiems sakiau, kad kuo greičiau jų neliks, to bus geriau, nes ten arba eilės, arba neveikia ir ten tikrai neverta, kaip sakant, prie to grįžti. Jo, bet tai gerai labai, kad tą atkreipti. Ir dar, ką noriu pasakyti, kad nepamiršti, atsiprašau, kad pertraukiu, kad
dar ko nevertina žmonės, vis tiek, jeigu tas, sakykime, atstumas jau yra 300-400 km, tai yra tikrai pakankamai psichologiškai, nėra to tokio labai kažkokio jausmo, tikrai nebus, kad ten, o čia tai baigsis. Būna pirmais mėnesiais, kai tu nesižbandęs, pat tu žinai jau, kiek jisai gali važiuoti ir tada problemų nėra, bet ko dar nevertina, tarkim, kainas lygindami, kad vis tiek tas automobilis galingesnis gerokai, jisai yra kaip praktiškai vos ne beveik kiekvienas automobilis kaip sportinis, ta prasme yra, jisai realiai ir va tą irgi, tai jeigu tu tokio galingumo pirktum benzininį, tai jis kainuotų irgi žymiai daugiau. Ypač dabar, kai tų sistemų prideda pavarų, aš vieną dar buvau pabandęs prieš porą metų, nesakysiu, kas markės, nesmė, bet ten, kai jau 5 pavarą jungia, važiuojant 40 km/h greičiu, kažkaip tai jau keistai pasirodė. Tai kaip jūs įsivaizduojate, bėgė, nu taip kažkaip jau. Rimtai, bet čia viskas daroma tam, kad, aišku, sumažinti CO2 emisiją, čia normalu tos sistemos visos. Tai aš sakau, tai va dėl to tai mane stumtelėjo irgi elektromobilius, aiškia, tų benzininių automobilių, dizelinių jau seniai aš neperku, bet benzininių automobilių, ir dizelinių, tų sistemų irgi perteklinis toks dėjimas ir jų padarimas tokių nelabai patrauklių ir dinamiškų, bet man asmeniškai, bet gal kitiems nelabai tas kreipiasi dėmesys, bet man kreipiasi. Aš irgi su kuo kalbu, nes jau daug kas manęs irgi klausia apie elektromobilius, tai ką visiems rekomenduoju, kad išbandykite. Nes daug kas, man net keista yra, kad būtent yra ir carsharingas, yra ir ten tu gali paprašyti tau salonė duos pasivažinėti, daug kas nebandęs net. Ir jie nesupranta, ir jie ką mato, ai čia brangu, ai čia niekur nenuvažiuoji, čia nėra kroviklių, ką man bandyti. Bet kai tu pabandai ir tu, tai tikrai yra įtraukia. Ir tu supranti tą dinamiką, tą visą valdomumą. Aš turėjau irgi tokią patirtį, kad po kažkiek laiko pasiskolinau iš kaimynų didesnį automobilį, nes ten vaikus reikėjo vežti autobusiuką ir ten buvo dizelinis. Ir man atrodo, kad aš ten vos negrįžau tos laikus, kur Flintstonai, žinai, pasispirdami, kaip sakant, automobilių. Baisu kažkas, tai labai priprantama ir aš bent jau tikrai, jeigu leis finansinės galimybės, niekada negrįšiu prie benzininio ar dizelinio. O kaip tu pats galvoji, ta prasme? Ne, aš tai čia jau vienpusės. Galbūt, jeigu žmonės nusipirko kažkokius tai tas pirmuosius, kur entuziastai, kur bandymai, kur labai gal tikrai trumpas atstumas, mes gal gali suprasti, keletą aš nuomavausi, gal yra tokių silpnesnių tų modelių, buvo dar tų modelių, kur vienas, kad dar bijodavo žmonės, kur patys stabdydavo. Tokio nemalonus. Ir Tesla šiaip tą turi šiek tiek, bet jie tokie dar gali priprasti. Bet buvo Nissanas, kažkoks iš tų buvo, Leafas berods, kur taip žiauriai, jau ten toks ir važiuoja, taip žinai. Tai tokių visokių būdavo, bet tie šiuolaikiniai, kur dabar, tai galitgi pasimti, yra elektromobilių dalinimas, tai galite pabandyti. Taigi, specialiai, gali ekskursiją padaryti, pavyzdžiui, nuvažiuoji, net iš kito miesto, kokį Vilnių, kur daugiau jų yra. Ir visą dieną įmi ten, kokius 5 gali išbandyti, kodėl ne. Degustuoja elektromobilį. Ne, tai skirtas dinamiškai visai kita ir tas kaip ir pranti, tai ne. Ir aš tai vien dėl tos dinamikos, man tas gal net toks pagrindinis ir dėl tos, aš kaip sakiau, toks labai empatiškas esu žmogus, man taip kažkaip labai jaučiu tą aplinką, aš mėgstu vis truputį paliekti, neslėpsiu kažkur toj, kur tai yra galima daryti aplinka, ten nėra žmonių laukai kažkokie, ten autostrados panašiai, bet tarkime miestuose tai aš nelakstau. Ir kažkaip gerbiu, man pavyzdžiui, dizelinių automobilių būtų net kažkaip nebesmagu važiuoti, realiai taip kažkaip, ypač kažkur, jeigu ten kamštis, pavyzdžiui, stovi, birbi, ten žmonės valgo, kažkaip jau toks, kaip pripranti atrodo ir, pavyzdžiui, parkingą pažymėti, kai važiuoja. Tarkim, važiuoji tyliai, ramiai, jokių kvapo, nieko nėra, ten kitas užsikūrė, ten visas ten dūmai. Aš save irgi pagaunu, kad kai rytais vežam vaikus į mokyklą ir stovim kamščiuose irgi, ir aš visą laiką stengiuosi važiuoti paskui elektromobilį. Aš irgi. Nes žinau, kad, kaip sakant, nepusnaties. Šitas taip. Elektromobilė arba nauja kažkokia ten. Elektromobilės jie būna, bet jie ne elektromobiliai senesni, rizika yra, kad bus tie išpjautais ten visokiais ir ten, tiesiog jau visiškai tas kamuoliai ir ten turi, aš tada spaudžiu tą mygtuką, kur apsisaugot nuo išorės oro. Jo, aš tą darau dabar. Ką daryti, pradžiai bandydavo aplenkti. Dėja, dar matyt greit nepamatysim. Irgi labai įdomus faktas iš statistikos, kad
atrodo, Norvegijoje pardavinėja tų elektromobilių ten tikrai daug. Ir jau čia jie greit priartės prie 100% naujai parduodamų elektromobilių, kad vien tik tai naujai parduodami elektromobiliai, bet pažiūrėjus į statistiką, kiek iš viso elektromobiliai sudaro nuo viso automobilių parko, tai skaičiai, tokie pakankamai maži. Pavyzdžiui, Norvegija atrodo, ten turėtų jau būti, nežinau, beveik visi irgi važinėti, bet tik 30%. Tai jau daug. Bet 30%. Tai va, irgi kokia tikimybė, žinai, kaip sakant, sutikti elektromobilį didelę, bet vis tiek važiuojant kamštį, matyt, dar tikrai ir paskui dizeliuką važiuosi. Lietuvoje irgi įdomus faktas, kad mes artėjom, man atrodo, praeitais metais apie 7% buvo grynojo elektromobilių parduota nuo naujų, bet parkas sudaro mažiau negu 1%. Tai dar mes labai ilgai matysim tos dūminančius ir žinant, kaip greitai mes judam tą linkmę, matyt, kažką turėtumėm daryti. Jo, šiaip tai yra sudėtingas dalykas, nes kaip manėjau, jeigu tai jau rimčiau pakalbėti, yra butelio koklelių daug labai. Elektromobilis, mano vertinimą, tikrai labai puikiai alternatyva, netgi sakyčiau, daugeliu tikrai atveju objektyviai labai. Nes aš nesu, sakau, kažkoks fanas, kur ten būna, žinai, žmonės, kurie ekologiją ten, žinai, gelbėsim klimatą, panašiai. Man nesvarbiau, su Sapaga klimatas svarbu, bet man svarbiau netgi tas miesto tarša, kad mieste, kaip aš sakiau, tas empatija ten taip toliau, bet klimato, kad tai irgi svarbu yra, bet aš nesu kažkoks, ten, žinai, fanatikas. Žinai, Gretos partijos, ne? Jo, bet aš toks link žaliųjų, bet tai dėl to sakau, kad aš tai bandau objektyviai ir kartininkais važiuoju benzininiais. Gerai yra sportai, manau, kad ir išliks dar ilgą laiką, gal bus tokia egzotika, kaip arkliai, sakau, judinėje. Kodėl ne? Bus įdomu, sakys, žiūrėk, čia važiavo, koks Šumacheris ten, žinai, ir ten koks nors Verstappenas prieš 20 metų pradėjo nuo tokių birbenčių, pabandyk čia, čia taip važinėdavo prieš 20 metų, žinai. Manau, kad bus kaip su laikrodžiai, žinai, ta prasme, teoriškai visi su išmaniais vaikšto, bet dar yra tų, kur ten patys prisusakinėja. Ir tai ypatingai tų vintažinių automobilių, manau, kad tai tikrai liks ir, sakau, gal taip ir nereikia labai radikaliai, žinai, galvoti. Ir galbūt buvo tų lūkesčių tokių per didelių, kad va, jau čia kaip sakai, 30-40, tai ne, manau, tas procesas jisai bus. Aš manau, kad jisai pasparties labai smarkiai, nes tiesiog atsiras pigesnių elektromobilių, pagerės infrastruktūra, žmonės, tie, kurie jau nusipirkė, manau, kad labai maža dalis jų turbūt grįš atgal. Ir aišku, bet butelio koklelis didžiausias Lietuvoje, manyčiau, yra visgi su įkrovimo infrastruktūra. Ir čia Lietuva iš tikrųjų yra nemažas iššūkis, lyginant su kitom šalim, nes Lietuvoje viena didžiausių dalių gyventojų gyvena daugiabučiuose. Didžioji dauguma tų daugiabučių yra senai statyti, netgi ir kai kurie naujai statyti, neturi, tarkim, pažyminių parkingų, neturi infrastruktūros tinkamos. Jeigu mes dar prieš kelis metus apskritai ir dabar dar yra, kur spręsdavom apskritai parkavimo klausimus, yra ir dabar dar daug tikrai tų nespręstų klausimų, tai jeigu tie automobiliai neturės galimybės pasikrauti patogiai, tai tada ta plėtra jinai be abejo stos. Nes jeigu neturi krovimo galimybės arba namuose, arba darbe, kaip ir minėjau, arba kažkur gal šalia labai namų, pavyzdžiui, prekybos centras, aikštelė, bet turi būti daug. Jie dabar po 3 pastato, po 5, turi būti 50. Bet aš manau, čia Žygmantai, aš pilnai sutinku su to ir čia irgi ne vieną kartą diskutavom irgi su kitais, kaip čia bus, būtent su tais gyvenamaisiais rajonais. Aš manau, kad čia vėlgi vištos ir kiaušinio klausimas, nes dabar jau matau irgi toj pačioj Pilaitėje, kur gyvenam, stato naujus prekybos centrus ir jau parkavimo vietose, kaip sakai, po 3, po 4 jau kroviklius yra. Faktas, kad jie neišgelbės tų, matyt, 100 ar 1000 elektromobilių, kurie, matyt, bus greitai, bet vietos tai yra, ta prasme, parkavimo vietos, visos jos, matyt, teoriškai galėtų būti su tais krovikliais ir manau, kad ateityje ir čia yra vietos, į kurią pusę turėtumėm judėti, kad visa infrastruktūra naujai statoma turėtų būti su prieigom elektromobiliam įvesti. Taip, yra kita krautė. Yra kitas klausimas dėl galios, dėl to, kokios mūsų galimybės iš viso yra, bet vėlgi su tuo dinaminio galios valdymu ir kitų yra sprendimų, kurie galėtų tai padaryti, bet aš manau, kad mes judėsim ten. Ir kitas dalykas, vėlgi Vilnius geras pavyzdys yra, kad Vilniaus apšvietimas juk irgi jau
kroviklius montuoja į apšvietimo stulpus. Tai tu prie kiekvieno apšvietimo stulpo galėsi įkrauti elektromobilį ir tai techniškai įmanoma, tik tai vėlgi dar poreikio matyti nėra. Tai tas atsiras, bet tikrai iššūkių ne tik Lietuvoje visi, aš manau. Taip, bet jis neatsiras, supranti, po metų, po 2. Čia turbūt labiau toks 30, vos ne 30, nu taip jau masiškiau turime, nu vis tiek užtrunka, žinai, ypač kai ten valstybiniai dalykai. Tai va tas, kaip sakiau, yra, tas vis tiek bus butelių kaklelis, aš tinku, kad tai gerės. Bet, tarkim, individualių namų savininkai arba, tarkime, daugiabučių, kad turi pažyminius parkingus. No excuse. Tai no excuse, no excuse. Ir ten tų greitų nereikia, gal žmonės netaip galvoja. Šiaip iš esmės vos ne užtenka ir kartais 220, jeigu taip ilgiau pakrauni, bet jau taip ant ribų. Jeigu kiekvieną dieną, tai pasikrauna kiek? Per parą 40. 100 km pasikrauna per 10 valandų. Nes ten 220, tai 22 kWh, 10 valandų. Tai 100, po miestą važinėt fain. Ne, bet šiaip žinok, užtenka, nes aš esu krovęs ne kartą. Jo, prasme, nes pagalvok, tarkim, tu turi automobilį, ne? Ir važinėjai darbą, tarkim, ne? Tai tu turi tik 220, tai reiškia būtinę masetę. Tu reiškia savaitgalį, tarkim, grįžti ten sekmadienį krauni ir tau 100 km pakrauni. Nu, tu neišvažiuoji nei 100 km dažniausiai per dieną, 50 išvažinėjai, tada kitą naktį vėl tai kažką kraunėti reikia. Toksai, bet aš manau, kad nerekomenduočiau to daryti, nes tikrai man irgi buvo jau atveju, kai per tuos metus, kiek mes turim tą elektromobilį, kai negalvoja, kad reikės važiuoti kažkur tai ir ten nekrauni, nes tu lauki pigesnės elektros ir paskui sako, viskas važiuojam. Ir tada žiūri, mašina nepakrauta, bet nuvažiuosi ten iki Alytaus, Alytuje yra ten kroviklės, pasikrausi. Tai jeigu tik rozetę turėsi, tai bus bėda. Tai tikrai, jeigu jau ruošitės pirkti elektromobilį, iš karto galvokite apie normalų kroviklį, bent ten 7 kW ir minimum. Bet aš ne visai būčiau lygęs tai savim, bet tai ir gerai. Jo, nes yra irgi dar prisimenu kolegę, kuri turi irgi neturi rozetės. Sakau, jeigu baterija nedidelė, realiai, ir tarkim, antras automobilis pas ją. Mažiukas, mažos talpos, 200 km maždaug ten tas atstumas nuvažiuojamas. Tai žiūrėk, tai tu pakrauni per naktį, net daugiau, naktis daugiau nei 10 valandų. Tu vakarė atvažiuoji kaip 6 vakaro, tu išvažiuoji kitą rytą ten 7. Per parą 200 km taip grupė. Jo, tai vos ne daugiau negu 100. Tai tu žiūrėk, tu atvažiuoji, pavyzdžiui, tu turi 80 likę. Bet čia antras automobilis šiandien. Taip, antras. Ir tau nereiks, žinai, kažkur. Jo, bet jeigu antras, aš tik noriu pasakyti, kad gal kartais būna paprasčiau negu žmonės galvoja. Jeigu tu turi antrą, tu įkiši rozetę ir tau nuo 100 ten likus 80 km tau pakrauna pilnai iki 200, tik mažas automobilis. Tada tu išvažiuoji ir netgi jau daugesnis range'as turi, tai nebūtinai krauti. Pavyzdžiui, aš kaip minėjau, kraunu iki 80% baterijos. Tai aš galiu įkišti ir rozetę, jeigu aš, pavyzdžiui, 2 kartus per, praktiškai man užtektų, 2 kartus maždaug, 2 naktis įkišti per savaitę. Kad man užtektų savaitę visai. 2 naktys tokias, ilgesnės, tarkim, jeigu iš penktadienį, šeštadienį, pavyzdžiui, šeštadienį, sakyti, žinai, nevažiuoju iš pat ryto ten. Tai praktiškai 2 naktys. Tai irgi toks, čia tiesiog praplečiu tą mąstyseną, kad jeigu pač nėra to urgency, jeigu turi antrą automobilį arba kažkokį gali dalinimas, ten ekstra atveju, tai iki 0, žinai, bet čia toks ekstra. Iš asmeninės patirties irgi galiu papasakoti. Buvo prieš 8 metus irgi tas car sharingas tik tai prasidėjo ir pasiėmėm irgi Leafą, vieną pirmųjų tų elektromobilių ir sakau, viskas, važiuosim šeimyną pasivažinėti po Lietuvą. Nuvažiavom iki Alytaus, Alytuje gyvena, reiškia, giminių ir per naktį iš rozetės, sakau, pasikrausiu, kitą dieną galėsim vėl važinėti. Ir pasiėmiau prailgintuvą, susuktą tą, žinai, į rytą, įjungiau naktį, ateinu ryte, išmušti saugikliai nieko nepakrovė, 0 pakrovė. Todėl, kad buvo susuktas prailgintuvas į tą rytę ir ten įvyko, reiškia, indukcija ir išmušė saugiklius. Tai vat irgi, ta prasme, reikia įvertinti tos dalykus, kad įvairių būna tų niuansų ir kartais tas nusivylimas elektromobiliais, man atrodo, ateina nuo tos nepabandymo, nežinojimo.
Ir va tokie dalykai, matyti, irgi neskatina, ar ne, kad nu, va, čia viskas labai paprasta ir easy. Yra reikalų, bet įmanoma, tikrai sutinku ir iš Nu jo, bet gal tas gyvenimo būdas, bet mano, pavyzdžiui, patirtis yra tikrai labai teigiama, aš niekarto net nebuvau priartėjęs prie tos panikos, sakykime. O šeimyna? Yra programėlė. Taip. Programėlė yra automobilio. Tai tu matai, kiek rauna, kaip ką, jeigu taip, nu, bet kažkaip, vat, nežinau, mums tai gal pasisekė ar ką, bet net arti to kažkaip nebuvo. Va, tai, gal sakau, va, tie pirmieji pabandymai, gal dėl to žmonės bijo, bet iš esmės mano patirtis tai yra tik tais jo teigiamai ir su visais dalinimais. Jis niekarto nebuvo kažko tai nutikę va tokio ekstraordinaraus. Jo, kad būtų, kad sakyčiau, va, kaip čia gal pasigailėjimo nebuvo, va tikrai, va, praktiškai jokio. Nebuvo. Vienintelis buvo, kai aš galvojau tiesiog pabandymą, nes dar buvo daug likę, pabandysiu sustoti ten, tiek to neminėsiu ir va, nustebino kad reikia tos appsus kažkokius instaliuoti. Tai čia yra blogis, čia tokių negalim dalykų daryti. Bet, manau, čia laiko klausimas ir tai bus, žinai, spręsta. Žygimantai, iš tikrųjų, gal tik tai 10% visų temų palėtėm, bet laikas bėga, aš manau, kad mes jau gerą valandą čia kalbam, tai pasilikim tas temas, kitas galbūt irgi yra apie tai, ką galbūt reikėtų daryti arba kokios įžvalgos, kad tie elektromobilių pardavimai būtų, kaip sakant, paskatinti arba ką turėtumėm kitaip daryti, kokios yra kitų šalių patirtis, ką gerai ar blogai daro kinai, nes iš tikrųjų dabar daug kas kalba apie tai, kad šitoje užvaldys kinų automobiliai Europą, aš su tuo sutinku ir tos visos kliūtis, kurias bando sudaryti Europos Sąjunga, apsaugodama Europos gamintojus automobilių, manau, yra labai laikinos. Tai nepadeda tai adaptacijai elektromobilių, bet jos matyti yra neišvengiamas dėl tam tikrų ir politinių ir ekonominių priežasčių. Bet visą tai tikiu, kad galėsim padiskutuoti vėliau. Šiandien tikrai pagrindinė, manau, ta tema buvo asmeninių patirčių pasidalinimas ir tikrai manau, kad daug ką sužinojo mūsų podcastų žiūrėtojai, klausytojai. Tai nežinau, keli pagrindiniai patarimai, ką turėtų ar neturėtų daryti tie, kurie galvoja apie elektromobilį. Manau, kad tie, kurie turi galimybę įsirengti savo krovimo stotelę, pasirašyti biržinę planą arba turi nuotolinę ar nenuotolinę savo saulės elektrinę. Ir ypatingai tie, kurie turi 2 automobilius ir vis dar vidaus degimo variklių, tai tie žmonės tiesiog tikrai turėtų bent jau rimtai pagalvoti apie elektromobilio įsigymą, nes tai visais atvejais, mano asmeninė nuomonė, nebent esi ideologiškai nusteikęs prieš, visais atvejais geresnė alternatyva. Ir pigiau, ir maloniau, ir greičiau važiuoja dinamika, nesukai galvoti dėl tokių kažkokių mokestį įves, neįves, uždraus, neuždraus, ten į senamiestį važiuoti kažkada po 2-3 metų ir taip toliau. Tie, kurie turi tą poreikį didesnio atstumo nuvažiuojimo, vėlgi per artimiausius keletą metų Lietuvoje labai išaugs infrastruktūra įkrovimo stotelių ir taip pat vis daugiau modelių atsiranda, kurie jau nuvažiuoja tą minimaliai psichologišką variantą, Vilnius Klaipėda, kad gali nesustodamas nuvažiuoti, arba tai visiškai pilnai lengvai, spausamas ten kiek nori, kaip nori, ten į kokio ten kryžkalnio 10 minučių sustoja ir 15 ir tada vėl varai pilnu greičiu. Tai čia tas, sakykime, kad tiesiog 10-15, kad neilgiau, bet taip tokių yra daug automobilių. Tai vėlgi tiesiog reikia pasižiūrėti, kokios tos alternatyvos. Likusiems gyventojams vis tiek rekomenduoju pradėti domėtis, nes aš kaip minėjau, pradėjau domėtis prieš 5 metus, stotelę pastačiau. Domėtis kuo? Kaip stotelę galima įsirengti? Jeigu daugiabutis nėra galimybės, kokios galimos alternatyvos netolimoje ateityje. Vis tiek žvalgytis, žiūrėti variantų, bandyti. Dalinimosi paslauga automobilių. Prioritetą teikite elektromobiliui. Kodėlgi ne? Pabandykit, pažiūrėkit, priprasit ir nusipirksit po to kažkada ateityje.
Jeigu nenuspirsit, tai bent jau bus pasivažinėjęs elektromobiliu. Taip, ir tai, ką visi daro. Ir jeigu toks paskutinis gal nelabai populiarus, bet jeigu labai esate užkietėję, nes buvo ten ir Amerikoje tokių atsiradus, tokių, žinai, kur ten klausia, elektromobilis ten ar kažkoks ten iš vis ten barzdą nusiskūs, žinai, ten barzdotis, tai ten sako, barzdą nusiskūs. Jam neįkiši niekaip, žinai, niekaip. Nu tai tada ką patarti? Tiesiog būkim vienas kitam tolerantiški. Čia tas turbūt geriausias yra patarimas ir vis tiek net ir tuo atveju tai yra tų kitų pasirinkimų ir hybridiniai, ir mažiau taršus, tai gal ir bent jau nevažinėkite su tais automobiliais, kaip ten sako, kad kiek ten procentų, ar 20%, ar mažiau netgi. Mažiau, kažkaip 5 procentai vos ne, automobilių sudaro 80% taršos kažkaip ten taip. Ar tas procentas yra labai, nebūkit tarp tų 5 procentų, gal dėl to tokio, sakykim, padorumo. Kad nereikėtų to mygtuko spaudinėti, nereikėtų paskui elektromobilį kamščiuose važiuoti. Tai va tokie patarimai. Tiesiog turėkite tvarkingus tos automobilius. Puikiai. Tai ačiū Žygimantai už skirtą laiką. Tikrai, manau, buvo įdomu tiek man, tiek ir kitiem. Ir tikiuosi pamatyti tave, jeigu nereguliariai, tai galbūt keletą kitą kartų, kad pakalbėtumėm irgi kitom temam, kurių šiandien nespėjom. Mielai, galėsim dar apie rinką pakalbėti, apie kitus dalykus, infrastruktūrą. Taip, tikrai dar liko tų klausimų, tai manau, kad bus progų. Gerai, ačiū visiems ir iki kitų kartų.